Labą dieną, esu Dovydas Giedrimas ir noriu pristatyti Jums projektą klinikinės elektros stimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Svarbu paminėti, kad šis projektas yra finansuojamas Erasmus Plus programos ir, ir pagrindinis kuruojantis universitetas šiame projekte yra Pamukkales universitetas Turkijoje. Kiti partneriai universitetai, tai yra Rumunijoje esantis Krajovos universitetas, Lietuvoje šį projektą atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija, na ir taip pat kiti Turkijos universitetai. Tai yra Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baškento universitetas, Suleiman Demirel universitetas ir Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Taip pat kaip partneriai šiame projekte dalyvauja Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapijos draugijos ir asociacijos. Tai tęsime pirmojo modulio paskaitų ciklą sveikų ir denervuotų raumenų fiziologija. Ir šioje paskaitoje kalbėsime apie denervuotų raumenų fiziologiją. Tai šią paskaitos medžiagą parengė daktaras Mehmetas Duray ir daktarė Gorken Bayrak. Tai atstovai iš Suleiman Demirel universiteto ir Mus Alparslan universiteto Turkijoje. Na ir šią medžiagą pristatysiu aš, Dovydas Giedrimas, Šiaulių valstybinės kolegijos lektorius. Tai pradėsime nuo to, kas tai yra denervacija. Tai denervacija tai yra būklė įprastai išsivystanti dėl centrinės arba periferinės nervų sistemos pažaidos ir skeleto raumenų denervacija lemia valingo ir refleksinio raumenų aktyvumo praradimą. Vėliau tai sukelia ir raumenų atrofiją, ir raumenų sužadinamumo pokyčius. Tai vienaip ar kitaip sutrikusi inervacija, nervinio signalo perdavimas į raumenis yra vadinamas denervacija. Tai pirmiausia, dažniausiai prasideda tuo, kad sutrinka valingo raumens judesio kontrolė, tai gali būti sunkiau atlikti to raumens funkciją, valingai įtempti, arba tiesiog žmogus nebegali, tarkim, aktyvuoti valingai to raumens. Ilgainiui, jeigu yra sutrikusi nervinė informacija, motoriniai signalai nebepasiekia raumens, tai vystosi per laiką raumenų atrofija ir dar vėliau gali išsivystyti raumenų sužadinamumo pokyčiai. Tai reiškia, kad pats raumuo tampa mažiau jautrus sužadinantiems tiems nerviniams impulsams, kurie turėtų šiaip jį natūraliai suaktyvinti. Po periferinės nervų sistemos sutrikimo pasireiškusi denervacija skiriasi įgyjimo trukme. Jie lemia tokie veiksniai kaip pažeidimo tipas, paciento amžius bei atstumas tarp pažeidimo srities ir somos valdymo centro. Taip. Tai žymi atrofija ir neatkuriamas denervuotų raumenų funkcijos praradimas įvyksta, jeigu nervų funkcija neatkuriama per 1 metus nuo denervacijos arba jeigu nervų atsistatymas nukeliamas per ilgai ir per tą laikotarpį nepasiekiama, tas nerviniai signalai nepasiekia raumenų. Tai kaip ir minėjau, per ilgą laiką vyksta atrofija ir paskui net raumenų funkcijos praradimas. Tai pirmiausia, vienaip ar kitaip prasideda sutrikimu funkcijos, ilgainiui motoriniai signalai nekokybiškai pasiekdami raumenį sukelia tą atrofijos procesą. Todėl po denervacijos įvyksta trofiniai, mechaniniai ir molekuliniai pokyčiai bei raumenys praranda susitraukiamumą. Tai vienaip ar kitaip labai svarbu, kad reabilitacija ir atstatymas šitos būklės būtų pradedamas kiek įmanoma anksčiau. Tai pirmoje denervacijos fazėje prasideda spartus raumenų funkcijų atsisakymas. Tai pradeda mažėti tos raumenų funkcijos. Sumažėja raumenų masė ir atrofuojasi raumeninės skaidulos. Antroje fazėje iškraipomas sarkomerų pasiskirstimas ir padidėja raumenų atrofija. Tai sarkomerai jau yra išsidėstę nebe taip tolygiai, jų pati
masė, skerspjūvis yra mažesnis, na ir jų ilgis taip pat dažniausiai pakinta. Na ir paskutinioji fazė, tai pažeidžiama pačio audinio struktūra. Prasideda procesas, kurio metu audinyje ima vyrauti fibrozinis audinys ir adipocitai. Tai yra jungiamasis audinys ir riebalinės ląstelės įsiterpia į raumens pilvelio sudėtį. Tai labai stipriai paveikia raumenį, jisai labai prastai tuomet gali susitraukti, jo jėga labai maža, jeigu ir bandoma stimuliuoti, tai va tie kontraktiškumo, susitraukimo procesai vyksta jau sudėtingai. Tai taip pat pasikeičia ir denervuotų raumenų membranos pokyčiai. Sveikų raumenų skaidulų ląstelių membranos ramybės potencialas yra lygus maždaug minus 80 mV. Tai yra ramybės potencialas, tai jį galima pavadinti kaip pastovų elektrinį krūvį, kuris yra pačioje ląstelės membranoje. Norint, kad per membraną prasidėtų bet kokia medžiagų apykaita, nervinio signalo plitimas, tarkim, nervinis signalas atkeliauja į raumenį, jisai paveikia tą ramybės potencialą, jisai pasikeičia ir tada būtent prasideda jau procesas, kurio metu ląstelė, ar tai raumeninė, kaip pavyzdys, susitraukia, ar bet kokia kita ląstelė atlieka savo funkciją. Tai po denervacijos dėl funkcinio neuroninio ryšio su raumeniu sutrikimo gali išsivystyti miokiminė ir neuromiotoninė iškrova, raumenų spazmai ir traukuliai. Tai vienas pirmųjų denervacijos požymių yra nevalingi raumenų trūkčiojimai. Šie trūkčiojimai sietini su acetilcholino receptorių išplitimu po raumens membraną nuo ankstyvojo podenervacinio laikotarpio ir bendrosios sarkoplazminio tinklo struktūros pažeidimo. Tai paprasčiau galima paaiškinti, kad šitas ramybės potencialas, jisai pakinta ir gali spontaniškai pasikeisti. Ir pasikeitus spontaniškai ramybės potencialui ir būtent sukeliami tie įvairūs nevalingi raumenų susitraukimai, trūkčiojimai, kitokio traukulinio pobūdžio sudirginimai. Membranos potencialas tampa labiau teigiamas dėl natrio jonų srauto į po denervacijos pažeisto raumens ląstelės membraną. Na ir spontaniški veikimo potencialai pasireiškia, kai denervuoto raumens ramybės potencialas pasiekia maždaug minus 160 mV. Tai va, tai svarbu paminėti, kad ramybėje buvo minus 80, dabar jis jau tampa labiau arčiau link teigiamo ir kuo labiau link teigiamos pusės keliauja, tuo labiau lengviau galima sužadinti raumeninės skaidulas. Ir jos, kai būna sužadinamos, prasideda raumens susitraukimas. Tai kuo labiau teigiamas šis veikimo potencialas, tuo labiau ir turim dirglesnę ląstelę ir jautriau jinai reaguoja į bet kokį dirglį. Taip pat ląsteliniai denervuotų raumenų pokyčiai. Tai mitochondrinis aktyvumas pakinta, po denervacijos raumenyse įsibėgės sudėtinga plastiška seka. Lėtai susitraukiančios oksidacinės pirmo tipo raumeninės skaidulos transformuojasi į greitai susitraukiančias glikolitinės antro tipo skaidulos. Didesnė priklausomybė nuo anaerobinės medžiagų apykaitos. Tai sumažėja intraląstelinių mitochondrijų kiekis, pažeidžiama jų sudėtinga anatominė struktūra, ji tampa paprastesnė ir primityvesnė. Tai jeigu buvo prieš tai raumenyse dominuojančios pirmo tipo raumeninės skaidulos, kurios dažniausiai susitraukia per oksidacinius, aerobinius procesus, tai ilgainiui jos pasikeičia, tampa antro tipo. Jos gana greit susitraukia, gana stipriai susitraukia, gana greit pavargsta, na ir jose jau dominuoja daugiau anaerobinės medžiagų apykaitos ir aplamai anaerobinės reakcijos. Kalbant apie mitybinę funkciją, tai čia kalba eina apie audinių mitybą, tai va padidėjusi gliukozės apykaita yra palyginus su sveikais raumenimis. Tai po denervacijos atrofinės raumeninės skaidulos nebeturi glikogeno arba NR, sutinka įvairių medžiagų apykaitos produktų apykaita ir aktyvumas pačiose raumeninėse skaidulose.
Nustatyta, kad praėjus 28 dienoms po denervacijos lėtai susitraukiančios skeleto raumenų skaiduluose pasireiškia atsparumas insulinui. O tuo tarpu greitai susitraukiančios arba tose antro tipo skaiduluose pasireiškia kaip tik didesnis jautrumas insulinui. Ir lizosominis aktyvumas po denervacijos dėl padidėjusios autofaginės lizosominės sistemos aktyvumo raumenyse suintensyvėja baltymų naikinimas, irimas, tai ta atrofija vėlgi vyksta ne tik dėl to neurologinio faktoriaus, bet ir dėl pačio ląstelių procesų pasikeitimo. Tai aktyvėja baltymus naikinantis arba ardantis procesas. Kalbėsim, kaip kinta raumeninio audinio koncentracija, kaip pasikeičia. Tai raumenų atrofija. Raumenų atrofija dėl denervacijos pasireiškia, kai sutrikdomas nervinis ryšys su raumenimis arba raumeninis audinys nebegauna signalų iš nervinės sistemos. Tai dėl nervų sistemos pažeidimų dažniausiai vyksta būtent nebetinkamas signalų patekimas arba tie signalai tiesiog nebenukeliauja į raumenis. Po denervacijos atrofavimo procesas prasideda staigiai, nes raumuo nebegauna stimulo susitraukti, kuris yra būtinas įprastam jo dydžiui palaikyti. Tai lygiai tas pats, kad jeigu raumuo bus, kad ir gerai inervuotas, bet jeigu jis nejudės, nesusitraukinės, tai atrofija pradeda vykti, o čia šiuo atveju, kad ir gali žmogus bandyti sutraukti raumenis, bet kadangi nebeateina nervinis signalas iki raumens skaidulos susitraukti, tai raumuo tas pats, kas yra tiesiog nenaudojamas, nesutraukiamas ir prasideda atrofiniai procesai. Ir kai prasideda jau raumens atrofija, skaidulinis jungiamasis audinys ir adipozinis audinys pradeda užimti funkcionuojančio raumenų audinio vietą. Tai yra raumeninis, mažėja raumeninis audinys, o išveši kaip tik didėja jungiamojo ir riebalinio audinio kiekis pačiame raumenyje. Tai pirminėse atrofijos stadijose sarkomerinė struktūra yra dar apsaugota, išlaikoma ta gana gera struktūra. Antroje stadijoje pasireiškia aktino ir miozino siūlelių irimas ir miofibrilių išsidėstymo sutrikimai. Tai aktino ir miozino siūlai, kurie susikabina ir vyksta raumens susitraukimas, jų pradeda mažėti, jie yra. Miofibrilės, jos nebebūna išsidėsčiusios jau labai gražiai kaip skaidulų raumens susitraukimo kryptimis skaidulos būna išsidėsčiusios. Čia jau gali jų išsidėstymas pasikeisti, būti nebe toks tolygus ir lygiai gretus raumenų susitraukimo krypčiai. Vėliau seka žymus sarkoplazminio tinklo apimties, kiekio ir orientacijos bei raumens kapiliarinio tinklo sumažėjimas, po kurio pasireiškia raumenų nervinę funkciją palaikančio nervinio pluošto netekimas. Tiek kapiliarinis tinklas mažėja, mityba prastėja pačiame raumenyje ir galiausiai nerviniai signalai, kurie turėtų pasiekti raumenį, arba nepasiekia, arba labai susilpnėja ir vėliau, kad ir jie, tarkim, pradėtų vėl veikti, tai jau raumens struktūra, kai yra pasikeitusi, jau išgaunamas susitraukimas nebėra toksai, koks buvo iki pažeidimų. Tai po denervacijos raumenyse pirmiausia pasireiškia kamieninių ląstelių padaugėjimas, tęsiantis denervacijos laikotarpį kamieninių ląstelių kiekis raumenyse ilgainiui vėlgi sumažėja. Priklausomai nuo denervuotų raumenų pažeidimo lygio ir sunkumo pastebimas raumenų funkcijos netekimas. Tačiau taip pat pastebimi ir kiti atrofijos, taip pavyzdžiui, su senėjimu susijusi denervacija arba fiziologinė atrofija, tai kuri vyksta dėl natūralių senėjimo ir fiziologinio. Tai vykstant denervacijos procesui taip pat gali išsivystyti ir fibrozė. Tai nustatyta, kad paskutinėje raumenų atrofijos stadijoje raumenų skaidulos dėl denervacijos susiskaido, o raumeninį audinį pakeičia fibrozinis ir adipozinis audiniai. Tai tą aptariam. Jungiamasis ir riebalinis audiniai pradeda labiau dominuoti to raumens struktūrai.
Na ir per 4 mėnesius po denervacijos įmanoma netekti, gali sunykti beveik 80% raumens, tai ta apimtis labai stipriai sumažėja. Na, o po 2 metų pasireiškia nebeatkuriama raumenų fibrozė ir riebalų infiltracija. Tai reiškia, kad perimamas pilnai jau to raumens pilvelio buvusi struktūra, labai išvežė jungiamasis riebalinės infiltracijos ir jau jos nebeleidžia normaliai susitraukti ir funkcionuoti raumenims, netgi jeigu ir būtų atkurta inervacija, bet raumuo jau nebegalės taip funkcionuoti, kaip galėjo prieš tai. Tai va, tai jau prasideda po 2 metų, maždaug yra nebegrįžtamas procesas raumens struktūrai. Ir dėl denervacinės atrofijos raumeninės skaidulos pakeičia fibrozinio audinio ilgis, ilgesnių laikotarpių sutrumpėja. Tai, čia toksai bendrai kaip vystosi kontraktūros mechanizmas visas. Tai va, tai dėl to ilgainiui fibrozinis audinys, jungiamasis audinys, kuris yra apėmęs tą raumens pilvelį, būtent kuris yra denervuotas, kadangi jis yra neelastingas, tai ir ilgis pasikeičia ir raumuo tarsi tampa sutrumpėjęs ir jo ilgį jau pasiekti, išilginti, jį ištempti tampa problematiška. Na ir raumenų degeneracija taip pat siejama su riebalų infiltracija ir kaupimus. Čia taip pat kaip ir jungiamasis audinys, jisai riebalinis audinys esantis raumenyje, infiltravęsis jį trukdo raumens optimaliai funkcijai. Raumenų degeneraciją galima kiekybiškai vertinti tokiais būdais. Tai pirmas laipsnis būtų, tai yra išskiriama kaip normalus raumuo, kurio riebalų infiltracija sudaro apie 10% jo skerspjūvio ploto. Intensyviai dirbant, tas riebalinė infiltracija irgi yra svarbi užtikrinanti optimalią mitybą pačiame raumens pilvelėje, raumenyje. Antras laipsnis, tai vidutinė raumens degeneracija išsivysčiusi, ir riebalinė infiltracija sudaro jau maždaug nuo 10 iki 50% raumens skerspjūvio ploto. Tai gali netgi labai stipriai pasikeisti ir prieš tai buvęs normalus raumens skerspjūvis tampa pusė to skerspjūvio prarandama. Tai yra raumuo sumažėja per pusę ir tą kitą pusę perima, užpildo riebalinis audinys. Na ir trečias laipsnis, tai jau yra išskiriamas kaip sunki raumenų degeneracija ir daugiau negu 50% raumens skerspjūvio ploto apimanti riebalų. Taip pat yra ir genetinių veiksnių įtaka poveikis denervuotiems raumenims. Tai pastebėta, kad pradėjus dėl įvairių priežasčių pasireikšti atrofijai, taip pat būna pastebimi ir genų ekspresijos pokyčiai bei biocheminiai ir fiziologiniai procesai. Remiantis naujausiais duomenimis, tai genetinių veiksnių įtaka skeleto raumenims denervacijos metu buvo išskirstyta į 4 fazes. Tai maždaug ta pirmoji fazė, kuri yra vadinama oksidacinės pažaidos fazė, prasideda jau per pirmasis 30 minučių, ir paskui tie procesai vyksta, pereina jau uždegiminę fazę, atrofijos fazę ir atrofinę fibrozės fazę, tai maždaug iki 28 dienos po denervacijos. Taigi, kas vyksta kiekvienoje iš tų 4 fazių? Tai oksidacinės pažaidos, tai pirmoji fazėje citochromo P450 fermentai metabolizuoja toksiškus ir estrogeno metabolitus į deguonies laisvuosius radikalus. Tai šitas procesas lemia raumens tą atrofijos pradžią. Tada prasideda uždegiminė fazė, joje navikų nekrozės faktorius, janus kinazė fermento fosforilinta ir aktyvinta transkripcija vyksta, transformuojantis augimo faktorius beta ir nod receptorių šeimos genai sukelia uždegiminę reakciją. Pasikeičia ta vidinė terpė ir prasideda uždegiminis procesas. Tada atrofijos fazėje atrofija prasideda veikiant aukštesnėme lygyje ekspresuojamiems genams, o proteolizė pasireiškia aktyvavusis ardomajam fermentui. Ir prasideda naikinimas tų raumeninių ląstelių. Ir atrofinė fibrozės fazė, tai kol ciklinis adenozin monofosfatas ir tarpląstelinė medžiaga apsunkina denervuotų raumenų fibrozę, padidėjęs ribosomų kiekis palaiko kolageno formavimosi fermento aktyvumą.
Na ir apibendrinimui galime pažiūrėti lentelę, kurioje būtent apibendrinti visi šie denervacijos procesai. Tai sveikame raumenyje, kas vyksta, matome čia, ir denervacijos procesas išskirtas į dvi dalis, tai ūmią ir lėtinę fazę. Tai aksonų augimo galimybės gana geros ir sveikose raumenyse, tiek ūmiu, tiek lėtiniu periodu augimas yra sumažėjęs. Na, atrofija tai vyksta šiek tiek lėčiau ūmiu periodu, na ir intensyvėja, stiprėja atrofija jau praėjus maždaug daugiau negu 3 mėnesiam, jau kai yra pasiekta lėtinė fazė. Sveikuose raumenyse jos nėra. Riebalinė infiltracija vėlgi ūmiu periodu prasideda šiek tiek, na ir intensyvėja, jinai ir labiau progresuoja lėtinėse fazėse. Spontaniškas aktyvumas dėl membranos veikimo potencialo pasikeitimo taip pat yra didesnis. Ūmiu periodu šiek tiek padidintas yra ir lėtiniai fazai. Sveikose raumenyse to spontaniško aktyvumo nėra. Ląstelių kaip ir svoris čia yra išskirtas, kad normalus sveikose raumenyse pradeda mažėti ūmiu periodu ir maždaug mažesnis negu 20% jau yra lėtinės fazės metu. Skerspjūvio plotas, tas plotas, kuris labai svarbu ir turi koreliaciją ryšį su raumenų jėga, tai skerspjūvio plotas sveikose raumenyse yra normalus, na ir pradeda mažėti ir kuo ilgiau tęsiasi procesai, tai tuo jisai ir labiau mažėja. Na ir sensorinės informacijos sumažėjimas, tai pradžioje jis yra sumažėjęs, bet ne tiek labai ir lėtiniam periodui gana stipriai sumažėjusi ta sensorinė informacija. Na ir motorinė lygiai taip pat. Tai pradeda mažėti jau ūmiu periodu ir dar labiau mažėja lėtiniu periodu. Tai apibendrinant. Ta lentelė gana aiškiai parodo, kaip viskas vyksta, apie tai, ką kalbėjom prieš tai buvusiose skaidrėse. Taigi pateikiamas šaltinių sąrašas, kuriais remiantis buvo sudarytas šios paskaitos medžiaga. Ir čia matome projekto partnerius ir dalyvius, kurie yra atsakingi už visos šios medžiagos parengimą, pateikimą mokymuisi. Taigi ačiū už dėmesį.